Taigi toliau turim poną Juozą Rimkevičių, Lietuvos Bronio Oškinio sklandymo mokyklų, direktorių. Aš nežinau, bet jūsų nuopelnai tikrai verti to medalio. Taigi sveikinu Jūs. Ir tikiuosi, kad vaikų sklandymas dar ilgus metus gyvuos mūsų Lietuvoje. Sveikinu. Trumpą istoriją noriu papasakoti mūsų mokyklos maždaug per 1 minutę. 1983 metais mokykla Kėdainiuose įsisteigė kaip Panevėžio aeroklubo Kėdainių vaikų skraidymo mokykla. Po 9 metų 1992 metais mokykla tapo rajoninė, buvo integruota į rajono švietimo sistemą su finansavimu. Ir dar po 2 metų, 1994, gerių ir supratingų žmonių pagalbos dėka, ypatingai pulkininko, dabar jau šviesios atminties Raimundo Zalobos pastangų dėka, šita Kėdainių mokykla buvo reorganizuota į respublikinę. Jos steigėjas tapo betarpiškai švietimo ir mokslo ministerija. Ir štai dabar tokioj pozicijoje mes ir gyvename. Mokykla yra nedidelė, 8 vaikų skraidymo padalinius šalyje, centras mokyklos yra Kėdainiuose. Ir štai jau dabar kažkur 28 metai kaip laikomės. Ir krizė taip pat mūsų nepaklūpčia. Gal nepaklūptis. Šitą visą įvertinimą, šitą gražų įvertinimą, apdovanojimą aš vertinu kaip visų Oškinio mokyklos darbų, kaip viso personalo dirbamų darbų įvertinimą. Ačiū labai. Tikrai muziejus stengiasi prisidėti prie jūsų mokyklos populiarinimo ir aš tikiuosi, kad bendrom pastangom tikrai tų jaunų aviatorių gausės ir gausės metai iš metų. Taigi ačiū dar kartą labai už jūsų darbus.